Labukas. Šiandien yra diena, kai reikia dėkoti ir šlovinti Dievą. Ir aš kalbėsiu ir jūs tiesiog pritarkite, sakykite amen. Ir Dievas mums nuskaitys šią dieną. Tai aš skaitau ir po to jūs sakysit amen. Gerai. Viešpatie Dieve, dėkoju šiandien už apsaugą, ramybę, aprūpinimą. Tave šlovinu ir dėkoju už būsimus proveržius, pergales, kurias pasieksime kartu 2026 metais. Ir mes statysime namą, statysime namą ant uolos. Tai tu, Viešpatie Jėzau, būsi ta uola, ta tvirtovė, kuri bus nepalaužiama, kuri bus stipri, kuri mums padės 2026 metais išgyventi viską, padaryti viską, kad galėtume tau, Viešpatie, atsidavusiai tarnauti ir kad viskas išeitų į gerą Dievo vaikams. Ir pacituosiu citatą. Matas 7 skyrius 24-25 eilutės. Taigi kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių ir jos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusi savo namą ant uolos. Prapliupo liūtis, iš vyno upės pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. Taip, Viešpatie, mes šiais metais statysime savo namą ant uolos, ant tvirto pamato, kuris tu būsi, Viešpatie. Tu būsi, Viešpatie, mūsų vienintelis ir mes statysime ant tavęs tą tvirtą namą, ant tvirtos uolos, ant tavęs, Jėzau, mes statysime, tau paklūsime ir būsim ištikimi vaikai, mes nesivaikysim būrėjų, neklausysim tų netikrų Jėzų, kurie skelbėsi, kad jie yra atėję išgelbėti kitus žmonės, nes tu pasakei, kad tie, kur sakys, kad atėjo mano vardu, kaip Jėzus, nes kitų Jėzų jau nebus ir mes tai žinome. Ir jeigu jūs tikėjote, kad dar gali koks tai Jėzus ateiti kūniškai, tai yra erezija, nes Jėzus ateis tik iš dangaus dvasiniu pavidalu ir jis greičiausiai ateis šiais metais mūsų pasiimti. Ir jeigu jūs pritarėte mano maldai, sakykite amen. Ir būtų gerai, kad dar pašlovytumėt, giesmes pagiedotų. Iki greito. Geros jums dienos. Ate.